Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo: iš tiesų sakau jums, kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus ir avis klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avis jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balsą. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau: iš tiesų sakau jums, aš avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Tai viešpaties žodis. Aš gerasis ganytojas, sako viešpats. Tokiu geru ganytoju, pagal Jėzaus pavyzdį, buvo šiandien pranciškoniškame pasaulyje minimas kroatų šventasis. Šventasis Leopoldas Mandičius. 34 metus šis pranciškonas kapucinas, daugiausia Paduvoje, Italijoje, uoliai atsidavė išpažinčių klausimui. Neretai tai būdavo kasdien nuo 12 iki 15 valandų tarnystės. Kodėl jis tai darė? Dėl lėto ir mikčiojančio kalbėjimo, visada silpnos sveikatos, 1,40 m ūgio, tai vyresnieji, kai pažvelgia į tokį pašaukimą, jau nesakė, kad bjaurus, bet sako, niekam tikęs, nebent išpažinčių paklausyti, ten grožio nereikia, ten reikia bent jau klausos šiek tiek turėti ir kažką pasakyti, bent jau išrišimo formulę. Ir kai jam priekaištaudavo, kai pradėjo žmonės pasieiti, traukti iš visos Italijos ir pradėjo priekaištauti, kad jis pernelyg atlaidus turbūt yra, kad žmonės keliauja pas jį išpažinties, jisai atsakydavo visada panašiai: viešpatie, atleisk man, kad per daug atleidžiu, bet tai tu man parodai tokį blogą pavyzdį. Ir ko labiausiai troško šitas nuodėmklausys, kokią svajonę jisai nešiojosi visą gyvenimą savo širdyje, tai Jėzaus svajonė. Viena kaimenė ir vienas ganytojas. Jisai suvokė, kad pasaulis, patiriantis įvairiausių susiskaldimų ir nesutarimų tarp rasių, tautybių, religijų, politinių, įvairiausių kitokių požiūrių nesutapimas, kad toks pasaulis gali būti suvienytas tik tai gailestingumo. Kas tai yra? Susitaikinti su Dievu, susitaikinti su bažnyčia, su bendruomenė. O tam reikia gero nuodėmklausio, kad nei baisu būtų ir išmintingas būtų, prie kurio eitų žmonės, nebijotų. Ir vienuolis nusprendė tokio nuodėmklausiu būti. Praėjus mažiau nei 2 metams po jo mirties, 1944 gegužę, dėl oro antskridžio ir Paduvos bombardavimo kapucinų vienuolynas virto griuvėsiais. Tai istoriniai įvykiai.
Ir išliko nepaliesta tik tai vienintelė celė to bombardavimo metu, tai tėvo Leopoldo celė, kuris prieš mirtį tai išpranašavo sakydamas: ši bažnyčia ir vienuolynas taip pat nukentės, bet ne ši celė. Juk joje Dievas parodė tiek daug gailestingumo žmonių sieloms, kad ji liks nepaliesta, kaip regimas jo gerumo ženklas. Šiandien šiuose mišiuose melskime, kad šio šventojo pranciškono kapucino vienuolio uolumas ištikimai, atsakingai klausyti išpažinčių nebūtų nuvertinta šiais laikais, nebūtų numota ranka pačių kunigų, kad tas uolumas persiduotų mūsų laikų ganytojams, kurie ieško stebuklingų vaistų, kaip čia padėti žmonijai ir šiuolaikiniam pasauliui. O visi Kristų tikintieji taip pat atrastų vis gilesnę tarpusavio vienybę per autentišką susitaikinimą, kad kiekvienas sugebėtų pastebėti, pripažinti ir išpažinti savo nuodėmes.